Taip, daug mano giminių, tetų ir senelis buvo ištremti į Sibirą ir tuo metu manau, kad nebuvo tokios šeimos pokario metu, kuri nenukentėjo. Karas paliko gilų pėdsaką viso giminėjai ir ta giminė labai sumažėjo praktiškai. Pasiliko tik tai teta, mirusi tėvelis, tėvelio sesuo. Ir paskiau į Sibirą buvo ištremti, mama irgi 9 metus tenai buvo. Ir jinai grįžo po 9 metų, o seneliai dar atbuvo 3 metus, man atrodo 12 metų jie buvo. Kaip man aiškino, kad atsėdė dėl to, kad, per daug žemės. Turbūt, Yra, kurie ir negrįžo, yra, kurie grįžo. Nenorėčiau plėstis, nes čia yra tokia skaudi istorija.